Žodžių vibracija, kaip mes kuriame savo realybę. Yra žmonių, kurie, nepaisant visų pastangų, metų metus sukasi tose pačiose gyvenimo situacijose. Jie keičia darbus, santykius, miestus, bet viduje jaučiasi taip pat, tarsi įstrigę nematomoje kilpoje. Dažnas mano, kad taip nutinka dėl išorinių aplinkybių, praeities traumų ar tiesiog blogos sėkmės. Tačiau yra ir kita priežastis, mažytė, nepastebima, bet galinga. Tai žodžiai, kuriuos kasdien kartojame savo mintise ir garsiai. Nevilas Godardas, vienas iš giliausių sąmonės tyrinėtojų, dar prieš kelias dešimtmečius suprato. Žodžiai nėra tik garsai, jie vibracinės komandos, siunčiamos visatai. Kiekviena frazė, ypač ta, kurią lydime stipriu jausmu, yra kūrybinis impulsas, formuojantis mūsų realybę. Nematomas traukos laukas. Visata yra vibracijų erdvė, šviesa, garsas, mintis, emocija, visa tai turi savo dažnį. Žodžiai yra šių vibracijų koncentracija. Jie ne tik aprašo pasaulį, jie jį kuria. Kai sakote, mano gyvenimas sunkus, nesąmoningai sutarėte su visata, kad taip ir liks. Kai sakote, viskas vyksta mano naudai, atveriate kelią aplinkybėms, kurios tą patvirtins. Vibracija nėra tik gražus žodis, tai kvantinės realybės dalis. Kiekvienas garsas, kurį tariate, siunčia bangą į aplinką, o ši banga ieško jai atitinkančios energijos. Veidrodžio metaforą įsivaizduokite moterį, kuri kas rytą žiūri į veidrodį ir sako, aš negraži, aš senstu, niekas manęs nenori. Tokie žodžiai, persmelkti jausmu, tampa energijos lauku, traukiančių patirtis, patvirtinančias šią nuostatą. Jei ji pradėtų sakyti, mano kūnas atsinaujina, aš esu geidžiama, aš pritraukiu grožį ir pagarbą. Laikui bėgant tokia kasdienė praktika keistų jos vibraciją, o vibracija keistų ir jos gyvenimą. Svarbu, afirmacijos nėra vien tušti žodžiai. Jos tampa veiksmingos, kai jas tariate taip, lyg tai jau būtų tiesa, ir kai į jas įdedate jausmą. Žodžiai kūnui. Mūsų kūnas reaguoja ne tik į maistą ar vaistus, bet ir į žodžius, kuriuos jam adresuojame. Kai sakote, aš pavargęs, stiprinate nuovargio energiją. Kai sakote, mano kūnas žino, kaip save išgydyti. Aš esu nuolatinėje atsinaujinimo būsenoje, kuriate gijimo aplinką. Praktika. Uždėkite ranką ant vietos, kur jaučiate įtampą ar skausmą, ir pasakykite, aš tave myliu, ačiū tau, aš tavęs klausausi. Šis paprastas veiksmas gali keisti ne tik emocinę, bet ir fizinę būseną. Neištarti žodžiai santykiuose. Santykiai dažniausiai miršta ne dėl meilės stokos, o dėl pertekliaus nesakytų, bet stipriai jaučiamų neigiamų minčių. Net jei garsiai nieko nesakote, jūsų vidinis dialogas siunčia signalus, kuriuos kitas žmogus jaučia pasąmonės lygmenyje. Norint išgydyti santykius, nebūtina keisti kito žmogaus, pakanka pakeisti savo vidinį žodyną apie jį. Pinigų kalba. Pinigai yra energija. Jie teka ten, kur vibracija atitinka jų prigimtį. Kai orientuojatės į tai, ko neturite, jūs nesutelkėte dėmesį į pinigus, jūs sutelkėte dėmesį į stoką. Vietoje, aš neturiu pakankamai, sakykite, pinigai jau pakeliui pas mane. Ši frazė ne tik keičia jūsų požiūrį, ji kuria naują realybės kryptį, kurioje pinigai turi kur ateiti. Kodėl mūsų pasąmonė tiki visko, ką sakome? Pasąmonė nesugeba atskirti, kas yra tiesa, o kas fantazija. Ji reaguoja į žodžius pagal jų emocinį krūvį. Todėl jei kasdien kartojate, aš viską sugadinu, jūsų pasąmonė ims ieškoti įrodymų, kad tai tiesa. Lygiai taip pat, jei sakysite, aš gebu išspręsti viską, kas ateina į mano gyvenimą, pasąmonė pradės veikti taip, kad rastumėte sprendimus. Praktikos šiam skyriui. 1. Savaitės žodžių dienoraštis. Kiekvieną vakarą užrašykite 5 frazes,
kuris tą dieną pasakėte savo. 2. Ryto afirmacija. Kasryt pasakykite 3 frazes, kurios atspindi norimą būseną. 3. Kūno pokalbis. Skirkite dėkingumo žodžius savo kūnui. 4. Gausos sąrašas. Visą savaitę rašykite visus būdus, kaip gausa atėjo į jūsų gyvenimą. 5. Veidrodžio ritualas. Kiekvieną rytą žiūrėkite savo į akis ir pasakykite bent vieną meilės kupiną frazę. Ačiū, kad išklausot. Būsiu dėkingas, jeigu užsiprenumeruosite mano kanalą ir dalinsitės su draugais.